Sveiki sugrįžę mano YouTube kanalą, bei sveiki tie, kas čia esate pirmą sykį, malonu jūs matyti. Kviečiu prisijungti prie mano kanalo narių, bei taip gauti daugiau video iš karto, bei taip pat padėti mano kanalui augti, tad tikrai kviečiu prisijungti. O šiandien aš turiu paruošti dar vieną Sheino haulą ir iš karto atsiprašau už tai, kaip aš atrodau. Nežinau, kodėl aš tokia šiandien išblyškusi atrodau, kaip vaiduoklis. Gal dėl to, kad juodai apsirengus, juoda ta ant galvos juosta, nežinau, bet šiek tiek kaip vaiduoklis atrodo, bet tiesiog šiandien tikrai nenorėjau dėtis makiažo. Ne kokia sveikata, tai nenorėjau dėtis makiažo ir turim, ką turim, išblyškusią Gerdą, vaiduoklį Gerdą, bet yra kaip yra. Ir pradėsiu nuo dalykų, kuriuos atsiprašau, bet išpakavau be jūsų, dėl to, kad per daug norėjau pamėginti, išmėginti, pažiūrėti ir pažiūrėjau, išmėginau, tai galėsiu iškart pasakyti kaip kas. Tai yra šitie du pavadėliai mano katinam, Pūkiui ir Belai, S dydis ir M dydis. Šiek tiek apsipirkau, galėjau abiejiem pirkti S dydį, nes šiek tiek M dydis per didelis Pūkiai, nors maniau, kad bus kaip tik, bet galėtų būti mažesnis. O S dydis toks reguliuojamas, tai tinka Belai, bet galėtų būti mažesnis net, nes Bela yra labai mažytė katytė. Bet šiaip esmė išmėginau, dar nelabai jiems patinka, bet kodėl aš nupirkau tos pavadėlius, dėl to, kad jie mėgsta, kai dabar gyvenu, kaip pasakyti, name, tai jie mėgsta išeiti lauką, bet aš esu ta šeimininkė, kur aš bijau išleisti savo katinus, naminius katinus į lauką, nes aš bijau, kur jie pabėgs, nueis, kad jiem kažkas neatsitiktų, bet kieme tai jie gali vaikščioti ir visa kita, bet jie vis tiek, katinai yra katinai, tai nori pabėgti, tai mano sprendimas yra nupirkti tokius buvo ir dabar neparodysiu, bet taip pat nupirkau to pačiu pirkimu ilgus pavadėlius, paprastus juodus pavadėlius 15 metrų, tai kad gali pririšti prie šito pavadėlio ir tada gali vaikščioti jie 15 metrų atstumu nuo to pavadėlio. Tai pamėginau šiandien, vaikščiojo, bet taip lėtai, bet čia bus, kaip sakant, progreso reikės. Čia reikės kiekvieną dieną mokinti, rodyti ir tuomet galės jie su to pavadėliu vaikščioti tiesiog aplink kiemą. Tai labai geras pirkinys. Galėjau anksčiau nusipirkti, bet nusipirkau, kada nusipirkau, tai dabar tikrai katinai saugiai galės po kiemą pasivaikščioti, pabūti saulutėje ir visa kita, nes tikrai jie to nori, bet sakau, aš nenoriu išleisti jų, kad jie bėgiotų belė kur, nes tiesiog aš bijau, kad jiems kas nors neatsitiktų ir per daug myliu tos katinus, kad leisčiau belė kur bėgioti. Tai labai geras pirkinys man šitas. O toliau, ką turim, tai tokių dalykų, kurių man reikėjo. Tai pirmas dalykas, mano automobilio sėdynės yra odinės. Ir kas turi odinės sėdynės, žinot, kad vasarą kojos ir odinės sėdynės yra tragedija, nes žiauriai kaista odinės sėdynės ir tuomet labai sunku atsisės, nes tiesiog įkaitusios belia kaip. Ir pamačiau, kad yra tokie ant sėdynių dėtis, kaip sakant, ne užvalkalai, bet kaip pagalvėlės, tokios kaip, kaip pagalvėlės, kad tiesiog galėtum iškart tiestis ant tų sėdynių. Ir pamačiau šitokį rožinį ir man tiesiog patiko spalva. Tai jo, šitoks rožinis, jisai turi šiek tiek tokio storumo, minkštumo, kas irgi faina. Turi šituos ir šituos, kad pritvirtinti, kaip sakant, prie sėdynės. Tai bus labai įdomu išmėginti, dydis tai toks geras gan ir labai švelnu. Tai bus labai gerai ir gal to pačiu, kodėl pirkau šitokį, galvoju, ir žiemai bus maloniau gal sėdėti ant tokio. Ir vis tiek čia toks šiek tiek su paminkštinimu, tai tiesiog patogumą duos. Ir pagalvojau, kodėl sakiau dabar vieną, pagalvojau, kad jeigu šitas tiks patogus bus ir visa kita, tai tuomet galima užsakyti antrą, kad būtų bent ant abiejų priekinių sėdynių, kad jau kažkas šalia sėsis irgi vasarą karšta, kad galėtų atsisėsti ant tokio. Tai išmėginsim šitą, pažiūrėsim, ar viskas gerai, ar nesusidėvi iškart ir panašiai, kaip kartais būna. Žiūrime, ką turime toliau. Ok, šitą dalyką nežinau, kiek jisai bus
teisus, kaip pasakyti, tikslus, gal taip pasakyčiau, bet Lietuvoje šitie dalykai žiauriai brangus. Žiauriai brangus. Aš norėjau nusipirkti, tai pamačiau, kad kaina 38 eurų liktis buvo už mažesnį net kiekį jų, bet nežinau, gal skirtumas, gal vieni veikia, kiti ne, bet pamėginti vis tiek galima. Tai čia yra test strips vandeniui, išmatuoja chlorą, bromą, pH, total alkalinity, nežinau kas tas, cyanuric acid, total, ir dar kietumą išmatuoja. Tai aš tiesiog norėjau pamatuoti vandens kaime čia kietumą ir panašiai. Tai čia yra tų lazdelių ir čia yra tie, kaip sakant, kokios spalvos pasikeis lazdelėje tie dalykai, žinosi, koks pH, koks kietumas vandens ir panašiai. Tai bus įdomu pažiūrėti, ką rodės, nes tikrai čia vanduo toks kietesnis ir panašiai, jau pastebiu ant plaukų, ant odos. Tai bus įdomu, ką parodės šitos juostelės. Tikiuosi, kad jos vis tiek kažkiek bent jau į tą pusę rodo į teisingą. Nu, išmėginsiu, blogiau nebus, gal visai geras dalykas, pažiūrėsiu, ką rodės ir tą žinosi, ar, kaip sakant, papildomus kažkokius filtrus reikia gal pirkti, nes plaukų kokybė tikrai paprastėjo mano atsikrausčius šičia gyventi. Tai manau tikrai kažkas su vandeniu yra. Gerai, žiūrim, ką turime toliau. Oi, šitas dalykas labai reikalingas. Nors žiauriai mažas ir žiauriai toks, kur galėjau jau senai pasiimti, bet kažkaip nedėjau galvą. Tai čia yra tiesiog įsikišti laidą Apple Watch pakrovėjo ir tiesiog toks kaip stendas, laikrodžiai, palaukit, tuoj parodysiu, kad krautasi ant šičia. Čia bus tas pakrovėjas išlindęs ir čia pasidės taip laikrodis, kad sėdėtų, nes su tuo laidu laikrodžio pakrovėjo, tai jisai man visur kritinėja nuo to stalo, pūkis būna, jį judina ir panašiai, tai pagalvojau, man geriau bus, daug geriau bus šitas stendas, kad vienoje vietoje tas laikrodis tai būtų. Ir tuomet tą laidą galės užkišti už šono ir bus labai ir gražu, ir ramybė tiesiog. Man patinka, kai viskas savo vietose, tai dabar bus savo vietoje pakrovėjas su laikrodžiu. Gerai, toliau turime blakstienas, rudas, kokšteliais. Labai tikiuosi, kad kokšteliais, nes norėjau, kad būtų kokšteliais, bet kartais būna, kad atrodo, kad bus kokšteliais, bet sujungta į vieną liniją. Bet galima tuomet apsikarpyti ir susidėti kokšteliais, jeigu kokšteliais dedatės. Bet dabar aš žiūriu, jos sujungtos, man atrodo, ne kokšteliai vis dėlto, bet jau ką galėsiu susikarpyti arba dėti ištisas vienas, kaip kai kuriems makiažo looks, nes tuo pačiu pasiėmiau ir naują blakstieno kokštelėms priklijuoti naujus klijus, nes maniškiai jau į pabaigą. Ir šitą pasiėmiau dėl to, kad čia buvo parašyta atnaujinta formulė, pažiūrėsiu, kaip jisai veiks. Buvo daug gerų atsiliepimų, kad išlaiko žmonėm gerai blakstienas, tai pamėginsiu šitos klijus, bet aš manau realiai, kad jie visi turbūt vienodi. Man taip atrodo, nes kiek esu skirtingų mėginusi, tai visi beveik lygiai taip pat veikia, taip, nežinau. Gerai, čia turime, man atrodo, grandinėlė, jeigu neklystu. Jo, grandinėlė su G raide, bet apsipirkau, galiu iškart pasakyti, kad apsipirkau, nes maniau, kad bus tikrai didesnė ta G raidė, bet žinot ką, visai cute šitas man ant kaklo visai cute atrodės. Ne tokio norėjau, bet nenusivylus, kad toks atėjo, nes visai gražiai atrodo. Ir man patinka ilgis, kad jinai tokia trumpytė. Gerai, nes jau būtų ilga ir tokia maža G, tai žiauriai ne kažką būtų, bet kadangi jinai trumpa, tai netokia problema man. Palaukit, užsidėkim, jeigu pataikysiu. Nepataikiau. Gerai, dabar pataikiau. Tai labai nedidelė ta G raidė, net nesimato, kad čia G raidė atrodo, kad kažkoks rutuliukas, bet nesmė. Šiaip labai gražiai atrodo, kad neilga
uždėta ant kaklo. Tai viskas gerai, bet tiesiog apsipirkau, aš maniau, kad čia ta, kur su didelė G raidė ir ilgesnė. Bet nieko tokio, bus tų pakabukų ir grandinėlių. Ir paskutinis dalykas, tai yra 2 žiedai. Tikiuosi, kad jie tiks man, nes man tokie žiedai labai gražus. Aš mėgėja žiedų nešioti, ypač vasarą. Man kažkaip gražiai labai atrodo žiedai ant degusių rankų, nežinau, labai gražus papuošalas tapo žiedai. Ir pamačiau tokius, čia kartu buvo, ta prasme, tie 2 žiedai, nes jie beveik vienodi, tik vienas 1 lygio, kitas 2 lygio. Tai vienas toks 1 lygio, kitas toks 2 lygio. 6 dydis ėmiau, nes mano labai pirštai ploni ir galvau gal ant šito piršto. Ir nežinau, ar kartu jos sudėti, ar atskirai, bet labai gražus žiedas. Tikrai labai toks, kaip man patinka tokie riebūs stori žiedai. Nežinau, labai kažkaip gražiai atrodo. Tokie kartais, kur gal net labiau į vyrišką pusę net linktų žiedai, bet man labai, nežinau, man patinka tokie stori žiedai. Tai jo. Nu va, labai gražu. Galės rantos, ar atskirai, ar kartu, bet labai masyvus, gražus, ypač tas 2 žiedas. Tai vat, tokie šį kartą mano pirkiniai. Dar kartą atsiprašau, kad atrodau kaip vaiduoklis šiandien, bet ką padarysi. Ta prasme, labai keistas oras laukia šiandien, ypač kai filmuoju šitą video, nes kaip ir karšta būtų, nes saulė spigina visą kitą, vat prakaituoji panašiai, bet labai šaltas vėjas, tai tu negali išsiplikinti, nes tada šalta, bet apsirengus karšta ir toks labai nervuojantis oras, tai dėl to taip apsirengus lik ir šiltai, bet dėl to, kad, sakau, negali būti su trumpom rankovėm, nes šalta. Aš galvojau, kad jau viskas, bet aš vieną dalyką išėmiau, kad atskirai parodyti, nes rubelis vienas buvo, tai būčiau jum primelavus jau, kad neparodys vieną dalyką. Užsakiau tokią tiesiog rožinę maikutę, paprastą rožinę maikutę, atrodo viskas čiki-piki paprasta, bet jinai yra su įdėta liemenėlė, kaip tokiais paminkštinimais, gal taip pasakyčiau. Aš tiesiog žiauriai norėjau rožinės variantą tokio, nes turi juodą, pilką, baltą su jau įdėtais tais, kad nereikia dėvėti liemenuko. Ir norėjau rožinių, nes turiu daug drabužių rožinių, kur tiesiog labai gerai būtų tokia maikutė, tai pagaliau tiesiog turėsiu, tai net nesimatuoju, nes esmė supranta tiesiog paprasta. Rožinė maikutė, tokie šonai sutrauktais, nu gal šiek tiek mandresnė negu paprasta, bet jo, tiesiog turi tuos paminkštinimus, tai žiauriai bus patogu vasarą su ją. Tai va, dabar tai jau tikrai viskas, ačiū, kad žiūrėjote, būtinai palaikykit, pasubscribykit, paspauskit tą varpelį, nes man tai be galo padeda, tai tikrai tai padarykite. Taip pat pasiekite mane Instagram'e bei TikTok'e, ten visat jūsų laukiu. Be galo ačiū mano šypsnėlės kanalo nariams. Ir iki!